Ne visi norintys vairuotojai pateko į troleibusų slalomo rungtį. Tai tik viena iš vairuotojų varžybų dalių. Pirmiausia, reikėjo atsakyti į eismo teorijos klausimus. Tai reiškia, padarė šešias ir daugiau klaidų, iškrito, 4 iškrito. Eismo padarė 3 po 6 klaidus, viena mergaitė 11. Čia teorijos. Teorijos eismo. Eismo buvo duota 20 klausimų. Po to buvo troleibuso eksploatacijos ir sandaros 20 klausimų. Kiekvienas klausimas įvertintas ir po 50 teigiamų. Jeigu padarėjai, reiškia, vieną klaidą, tai minus 50. Eismui, teorijai 1000 balų, važiavimui 1000 balų ir angliuko keitimui 500 balų. Dabar figūrinis važiavimas. Komisija troleibusų slalomo dalyvius vertina ne kaip įprastose varžybose. Čia reikia ne tik pravažiuoti visą trasą neužkabinus kliūčių, bet ir rodyti posūkius prieš sustojant ir pradedant važiuoti. Ar dažnai tenka matyti troleibusą važiuojantį atbulą? Gal gatvėje tokių sugebėjimų vairuotojams ir neprireikia, tačiau norint laimėti varžybas, tai reikia padaryti kuo tiksliau. Šiais metais nugalėjo štai šis vairuotojas – Vidas Palilionis. Varžybose jis dalyvavo 3-ąjį kartą, pergalę švenčia 1-ąjį. Jis sako, kad sunkiausia varžybų dalis – teoriniai klausimai. Taip, važiavimas, tai visą laiką važiuoji, pripratęs važiuoti. Kas sunkiausia išvažiavimą? Garažas. Garažas gal, atbulam. Mažai važinėjom atbulį. Čia į garažą važiuoti. Atbulį nereikia, linijoje niekur važinėti beveik. Sunkiausia daugiau. Nugalėtojas vairuotojui dirba 22 metus. Aurimas Račiukaitis, Tadas Barzdžius, L-Rytas LT.